kalba stipresnė už verbalinę kalbą. Pabandysiu savo žodžiu įsijungti į šitą neverbalinį susitikimą ir neverbalinę šventę. Aš manau, kad šio žygio tikslas sutaikyti mūsų bendrapiliečius, mus visus su gyvybe. Ir užsistoti tuos, kurie mūsų visuomenėje neturi balso. Visiškai jokio balso. Kodėl mus reikia sutaikyti su gyvybe? Negi mes esame su ja susipykę. Atidžiau pažiūrėjus pasirodo, kad tikrai taip. Ar yra Lietuvoje šeima, kuri tiesiogiai ar ne, nėra susidūrusi su eutanazijos reiškiniu? Užmaskuotos, o kartais atvirai atliekamos. Senelius ir nepagydomus ligonius vis labiau linkstama laikyti pernelyg varginančią naštą. Ir šeimai, ir valstybei. Visi žino, kad pirmaujame Europoje pagal savižudybių skaičių ir kad kasmet pas mus nusižudo apie 700 žmonių. Bet juk daugiausia savižudžių vyresnio amžiaus žmonės. Nuo 70 metų. Kodėl jie nebenori gyventi? Pažvelkime kitur. Kasmet Lietuvoje padaroma daugiau nei 2000 abortų. Prenatalinė diagnostika neretai tampa tiesiog patikrinimu, ar nereikia daryti aborto. Sparčiai juda reprodukcinės teisės įtvirtinančių įstatymų priėmimas, bet turint galvoje didelį nesėkmių procentą, naudojant dirbtinės reprodukcijos technikas, žmogaus gyvybė paverčiama tiesiog biologinė mase, kuria labai paprasta atsikratyti. Šiaip tai yra labai sunkus dalykai, bet ar jums neatrodo, kad šiandien dauguma mūsų gana miglotai suvokia, kad tai nusikaltimai? Nusikaltimai prieš gyvybę. Tampa įprasta visą tai aiškinti kaip teisėtą, laisvą individo pasirinkimą. Bet juk tai mirties kultūros ženklai. Daugybė silpnų ir beginklių žmonių dėl ligos, negalios ar paprasčiausiai dėl savo buvimo ėmė kelti pavojų stipresniųjų geroviai. Jie neturi jokių savigynos būdų, bet imami laikyti priešais, kliuviniais. Ir todėl nusprendžiama juos pašalinti. Arba jie susipranta pasitraukti patys. Žinot, atrodo, kad mes esam nujautrinti, užmigdyti ir nematome, kad tai nusikaltimai. Pasikėsinimas į žmogaus gyvybę pamažu įgyja teisių pavidalą ir valstybė legaliai jį pripažįsta, paversdama sveikatos sistemos darbuotojų teikiamą paslaugą. O juk tai galingųjų karas prieš silpnuosius. Bet mums tai nėra akivaizdu. Mūsų sąmonė šiuo klausimu tarsi aptemus. Kodėl taip nutiko? Man rodos, svarbiausios priežastys yra 3. Pirmiausia, žmogus nusprendė laikyti save tiesiog gyva būtybė tarp kitų gyvų būtybių. Geriausiu atveju aukštesnės organizacinės struktūros. Ir jis apribojo save tik fizinės prigimties horizontų. Tada jo gyvybė tapo daiktu, kurio galima manipuliuoti. Žmogus ėmė manyti, kad gali valdyti gyvybę ir mirtį ir apie tai nuspręsti pats. Antroji priežastis, kodėl mūsų nejaudina šie nusikaltimai, yra gana akivaizdus įsigalėjęs individualizmas. Žmonės buvoja šalia vienas kito, bet nemato jokio reikalo ir prasmės jaudintis dėl kito žmogaus kančios ar gyvybės. Tai ne mano reikalas. Aš nesu to žmogaus sargas. Galiausiai 3,
Savo gyvenimą žmogus ėmė vertinti pagal tai, ar ir kiek jis yra malonus ir teikia kokių nors gėrybių. Tokiu atveju nebetenka jokios prasmės žmogaus kančia. Dar daugiau ji laikoma blogiu pačiu savaime, kurio reikia visada bet kokiais būdais vengti. Ir nors šiaip kančia gali būti žmogaus asmenybės augimo veiksnys ir atnešti daug gėrio, šiandien manoma, kad gyvenimas su kančia visiškai neįmanomas ir nevertas gyventi, o mirties pasirinkimas yra teisėtas išsilaisvinimas iš jos. Vis dėlto tai, kas atrodo logiška, iš arčiau pasirodo nežmoniška. Dėl tokios logikos seniems žmonėms ir ligoniams sergantiems nepagydoma liga skiriamos neadekvačios nuskausminančių ir raminančių vaistų dozės. Tokiu būdu neva švelniai pagreitinant mirtį. Dėl šios logikos taip pat gana sklandžiai organizuojamas nekaltų negimusių kūdikių gyvybės atėmimas. Taip pat dėl jos žmonių gemalai arba embrionai naudojami kaip biologinė medžiaga organų bei audinių persodinimui, vaistų gamybai ar eksperimentams. Beje, tenka stebėti tokį mirties kultūrai būdingą prieštaringumą. Iškilminga retorika skelbiama kiekvieno žmogaus vertė ir orumas, nepriklausomai nuo rasės, tautybės, tikybos, politinių įsitikinimų ar socialinės padėties. Didžiuojantis nurodomas žmogaus teisių įtvirtinimas ir gynimas kaip pagrindinis tikslas, bet praktiškai atsisakoma priimti silpnuosius ir kėsinamasi į jų gyvybę. Ar mes norime gyventi valstybėje, kurioje tai yra? Kur vienų žmonių teisės ginamos, o kitų ne? Juk tokia valstybė nėra bendri namai. Ji yra tironiška, nes atsikrato silpniausių ir labiausiai beginklių savo narių. O juk žmogaus nužudymas esmingai keičia visuomenę, kurioje jis vyksta, net jei paslėptas nuo žmonių akių. Ir mes kalbame ne apie pavienius atvejus, o apie sistemą. Tokia visuomenė būtinai virsta tuštumos, vienišumo ir nerimo vieta. Nes žmogaus gyvybė labai skiriasi nuo kitų sutvėrimų gyvybės. Žmogus pažįsta tiesą. Jis skiria gėrį nuo blogio ir turi laisvės galią. O tai, kad jis nuolat išgyvena nepasitenkinimą savo žemiškojų gyvenimu, taip pat yra ženklas to, kad jam būdinga dieviška prigimtis. Todėl gyvybė, kurią turi žmogus, yra daugiau negu paprastas gyvūno buvimas laike. Ir mes neturime teisę savo nuožiūrą šią gyvybę disponuoti. Tačiau šiandien mus ištiko mirties kultūra, kurią palaiko galingos ekonominės ir politinės jėgos. Susidūrėme su suokalbiu prieš gyvybę. Parlamentinių balsavimų įstatymų leidėjai arba gydytojai sprendžia, kas turi gyventi, o kas ne. Silpnųjų gyvybė atsidūrė stipriųjų rankose, o visuomenės informavimo priemonės nusikaltimus prieš gyvybę vaizduoja kaip pažangos ženklą ir laisvės pergalę. Bet juk tai didžiulė neteisybė. Ir mums reikia nubusti iš gilaus miego, kad pasipriešintume jai. Juk mes nesame blogi žmonės, mes tik užmigę. Kaip mus pažadinti? Kaip išbristi iš nejautrumo, abejingumo ir atsiribojimo nuo svetimo skausmo? Pamenate animacinį filmą Liūtas karalius? Ten yra puikiai, labai graži vieta. Liūtukas Simba smagiai leidžia laiką džiunglėse su dviem draugais Timonu ir Pumba, misdamas slidžiomis sočiomis kirmelėmis. Ir viena geriausių filmo scenų. Žynės beždžionės pastumėtas, Simba žvelgia į savo atvaizdą vandenį, kad suprastų, kas jis iš tiesų yra. Ir pamato savo tėvą, karalių Mufasą. Tėvas sako Simbai, tu pamiršai, kas esi. Mufasa vis kartoja, prisimink, kas esi. Tu esi karalius. Prisimink, kas esi. Prisimink.
ir Simba pabunda savo tikrajai prigimčiai. Mes žmonės esame paženklinti karališkumo. Būti karaliumi tai išmintingai valdyti save ir tai, kas tau patikėta. Grigalius Nisietis labai gražiai rašo. Žmogaus siela yra karališkos prigimties, juk ji neturi šeimininko ir yra savarankiška, ji valdo save pati. Kam kitam tai būdinga, jei ne karaliui? Bet vietoj purpurinės mantijos, rašo Grigalius, žmogaus prigimtis velkasi dorybę, karališkiausia iš visų drabužių. O vietoj karališkos diademos ji puošiasi teisumo karūna. Prisiminkim, juk mūsų sąžinės gelmės šaukėsi kito kelio negu mirties kultūra. Jis kalba, kad nesame pašaukti gyventi vien savo, kad su kitais žmonėmis mus jungia dvasinės giminystės ryšiai ir reikia stengtis laikytis kartu, kad svarbu nešioti vieni kitų naštas, kad mes esame pašaukti kurti meilės ir gyvybės civilizaciją. Mūsų vidinė karališka prigimtis regi, kad žmogui kenčiant ir grumintis su neviltim, jam reikia draugystės, užuojautos ir paramos. Jo kančia yra į mane nukreiptas padėk. Mūsų vidinė prigimtis regi, kad paminant silpnos ir beginklės būtybės teisę į gyvybę, jos baimė yra į mane nukreiptas apgink. Mums būdingas vidinis žmogiškumas šaukėsi gyvybės kultūros, kurioje yra solidarumas, tikra užuojauta ir jautrumas žmogiškai būtybei gerbiant jos gyvybę. Lemiamas vaidmuo čia tenka šeimai, kuri yra gyvybės šventovė, bet gyvybės kultūra skleidžiasi visur, kur sutinkamas pagalbos reikalingas žmogus ir kur randasi kartais nematomas, nesavanaudiškas rūpestis juo. Kita vertus, kai liga iš žmogaus atima regis viską - namus, šeimą, sveikatą, kai jo paties beveik nelieka. Daugeliu gyvenančių pilnavertį gyvenimą jis gali būti tikras mokytojas. Kokia laimė švyti jo akys, kai jis džiaugiasi nors kiek sėkmingesnė diena. Tai yra laimė. Kuo mažesnis žmogus, tuo mažiau jam reikia, kad jaustųsi laimingas. Ir jo laimė didžiulė ir tikra. Taigi esame mirties ir gyvybės kultūrų susidūrimo liudytojai. Esame pačiame to susidūrimo sūkuryje. Prisiminkim, kas mes esame. Prisiminkim, kad pasirinktume gyvenimą.